Sveiki, mėlyjeji, sveikinuosi su jumis šeštadienio vakarą. Mūsų laidoje keliaukime kartu į save. Ir šio vakaro tema, kodėl taip sunku pasakyti ne. Vaidmuo ir vaidmenų pasikeitimas psichodramoje. Taigi, džiaugiuosi, kad prisijungėte ir keliaujate kartu į save. Ir šiandien noriu jūs pakviesti trumpam sustoti prie vieno klausimo, kurį labai dažnai girdžiu terapijoje. Kodėl taip sunku pasakyti ne? Kodėl kartais labai aiškiai jaučiame, kad nenorime, bet vis tiek sutinkame? Kodėl pažadame padaryti tai, ko visai nenorėjome pažadėti? Kodėl grįžę namo pykstame ant savęs ir galvojame, kodėl ir vėl pasakiau ne? Galbūt ir jūs esate tai patyrę. Jeigu taip, parašykite komentaruose vieną žodį taip. Norėčiau žinoti, kad šioje kelionėje esame kartu. Dažnai žmonės galvoja, kad problema yra valios stoka arba pasitikėjimo savimi trūkumas. Tačiau psichodramoje į šį klausimą žiūrime šiek tiek kitaip. Mes save klausime ne tik, kodėl žmogus taip pasielgia, mes klausime, kas tuo metu kalbėjo. Koks vaidmuo tuo metu buvo stipriausias? Kas yra vaidmuo? Kai išgirstame žodį vaidmuo, dažnai pagalvojame apie teatrą, apie aktorių, apie sceną, apie žmogų, kuris apsimeta kitu. Tačiau psichodramos kūrėjas Jakobas Levi Moreno žodžio vaidmuo suteikia platesnę ir kitokią prasmę. Psichodramoje vaidmuo tai būdas, kuriuo mes išreiškiame save konkrečioje situacijoje ir santykyje su kitu žmogumi. Tai nėra kaukė, tai nėra apsimetinėjimas, tai yra mūsų gyvenimo dalis. Ir jeigu jūs pagalvotumėt, galbūt man pasakytumėt, kokį vaidmenį mes atliekame. Kokį vaidmenį atliekate jūs? Aš galiu duoti pagal save pavyzdį. Aš esu dukra, aš esu mama, aš esu draugė, mylimoji. Galbūt jūs esate tėtis, partneris, draugas, darbuotojas, vadovas, mokytojas, mokinys. Ir tai yra mūsų vaidmenis. Be vaidmenų mes negalėtume gyventi visuomenėje. Tačiau psichodrama kalba ir apie kitus vaidmenis, apie tuos, kurie gyvena mūsų viduje. Galbūt jumyse gyvena gelbėtojas, tas, kuris visada skuba padėti. Galbūt vidinis kritikas, tas, kuris nuolat sako, galėjai geriau. Galbūt pareigingasis, tas, kuris vis kartoja, turiu, privalau, reikia, negaliu nuvilti. O gal gyvena maža mergaitė ar berniukas, kuris labai bijo būti nemylima arba nemylimas. Arba kuris laukia pripažinimo. Nė vienas iš šių vaidmenų nėra blogas. Jie atsirado ne tam, kad mus baustų, dažniausiai kažkada padėjo mums išgyventi, prisitaikyti, padėti išlikti. Galbūt padėjo išsaugoti ryšį su mums svarbiais žmonėmis. Aš paklausiu, o kada prasideda sunkumai? Sunkumai prasideda ne tada, kai turime vaidmenų. Sunkumai prasideda tada, kai vienas ar net keletas vaidmenų tampa labai stiprus, kad nebeleidžia mums rinktis. Pavyzdžiui, žmogus
visada rūpinasi kitais, tačiau nemoka pasirūpinti savimi. Visada gelbsti, bet nemoka paprašyti pagalbos. Visada sutinka, nors viduje labai aiškiai jaučia nenoriu. Ir tada žmogus pradeda galvoti, kodėl aš toks, kodėl aš tokia. Tačiau psichodrama klausia visai kitaip. Ne kas su manim negerai, o koks vaidmuo dabar kalba tavo lūpomis. Man labai patinka šis klausimas. Ir tie, kas dirba su manim, žino. Nes jis kviečia nesmerkti save, o smalsauti. Vaidmenų repertuaras. Jakob Levi Moreno tikėjo, kad kuo daugiau vaidmenų žmogus geba laisvai naudoti, tuo daugiau laisvės jis turi. Įsivaizduokite pianistą. Jeigu jis moka tik groti vienu pirštu, jis vis tiek gali sugroti melodiją. Bet kiek galimybių jis praranda? Panašiai yra ir su mūsų gyvenimu. Jeigu mokame būti tik stiprus, gali būti labai sunku parodyti silpnumą ar net pažeidžiamumą. Jeigu mokame tik duoti, galbūt gali būti sunku priimti. Jeigu mokame ne tik prisitaikyti, gali būti labai sunku pasakyti ne. Todėl psichodramos tikslas nėra atimti seną vaidmenį. Mes nekovojame su pareigingumu, mes nekovojame su gelbėtoju, mes nekovojame su vidiniu kritiku. Mes plečiame žmogaus vaidmenų repertuarą. Kad šalia pareigingojo atsirastų žmogus, kuris moka ilsėtis. Kad šalia gelbėtojo atsirastų žmogus, kuris leidžia savo priimti pagalbą. Kad šalia žmogaus, kuris visada sako taip, atsirastų žmogus, kuris ramiai ir pagarbiai gali pasakyti šį kartą ne. Ir tai nėra egoizmas, tai branda. Kas yra vaidmenų apsikeitimas, angliškai role reverse? Dabar noriu papasakoti apie vieną svarbiausią psichodramos metodų. Jis vadinamas vaidmenų apsikeitimu arba angliškai role reverse. Tai vienas iš metodų, kuris mane iki šiol žavi labiausiai. Kodėl? Todėl, kad jis leidžia ne tik suprasti, bet ir patirti. O terapija tai yra labai didelis skirtumas. Dažnai mes gyvenime matome tik savo pusę. Mes žinome, ką jaučiame, žinome, kas mus skaudina, žinome, ką galvojame. Tačiau labai retai iš tikrųjų sustojame ir pabandome pažvelgti situaciją kitu kampu. Ne tam, kad pateisintume kitą žmogų, ne tam, kad pasakytume, na gerai, jis taip elgėsi, vadinasi, viskas buvo gerai. Ne. Psichodrama niekada nekviečia pateisinti smurto, manipulacijos ir netinkamo elgesio. Ji kviečia suprasti. O suprasti nėra tas pats, kas pateisinti. Įsivaizduokite konfliktą. Jūs susipykote su savo partneriu, arba su mama, arba su vadovu. Dažniausiai mes labai aiškiai matome savo tiesą. Ir tai natūralu. Mes gyvename savo akimis. Tačiau psichodramoje žmogus trumpam pakviečiamas atsistoti į kito žmogaus vietą ir pabandyti atsakyti į kitus klausimus. Ką jis dabar jaučia? Ko jis bijo? Ko jam reikia? Kaip ši situacija atrodo jo akimis. Labai dažnai po kelių minučių žmogus pasako, aš niekada apie tai nebuvau pagalvojęs. Ir būtent tada atsiranda naujas supratimas. Ne todėl, kad terapeutas kažką paaiškino, todėl, kad žmogus pats tai patyrė. Kaip tai vyksta individualioje terapijoje? Kartais žmonės manęs klausia,
Bet juk psichodrama vyksta grupėje. Kaip jūs tai darote individualioj terapijoje? Tai labai geras klausimas. Nors psichodrama dažnai siejama su grupinė darbu, daugelį jos metodų galima prasmingai taikyti ir individualioj terapijoje. Mes galime pasitelkti tuščią kėdę, simbolį, daiktą, piešinį. Kartais užtenka tiesiog pakviesti žmogų trumpam pažvelgti į situaciją iš kitos perspektyvos. Ir tai jau tampa labai stipriu patyrimu. Tačiau vaidmenų pasikeitimas vyksta ne tik su kitais žmonėmis. Tai viena gražiausių psichodramos dalių. Mes galime apsikeisti vaidmenėmis ir su savo vidinėmis dalimis, pavyzdžiui, su savo vidiniu kritiku. Dažnai žmogus nori greičiau jo atsikratyti, tačiau psichodramoje mes pirmiausia paklausime, o jeigu trumpam tu taptum savo vidiniu kritiku, ką jis tau pasakytų? Kartais paaiškėja, kad tas kritikas visai nenori žmogaus skaudinti. Jis tiesiog labai bijo. Bijo, kad žmogus suklys, kad bus atstumtas, kad patirs gėdą ir tada mes pradedame matyti ne priešą, o dalį žmogaus istorijos. Lygiai taip pat galime kalbėti su baime, su kaltės jausmu, su pykčiu, su vienatve, net ir su liga. Net su sprendimu, kurio žmogus negali priimti. Psichodramoje visa tai gali tapti dialogo partneriu. Ir labai dažnai žmogus pirmą kartą gyvenime išgirsta tai, ko anksčiau niekada nebuvo girdėjęs. Ne todėl, kad kažkas jam pasakė, todėl, kad jis pats tai atrado. Kodėl tai keičia taip žmogų? Man atrodo, kad vienas gražiausių psichodramos minčių yra ši. Žmogus keičiasi ne tada, kai gauna gerą patarimą. Jis keičiasi tada, kai patiria. Galbūt ir jums yra buvę, kažkas 10 kartų sakė, labiau mylėk save. Nustatyk ribas, pasitikėk savimi. Jūs tai supratote protu, bet gyvenimas nesikeitė. Kodėl? Todėl, kad supratimas dar nėra patyrimas, o psichodrama kviečia ne tik suprasti, ji kviečia išgyventi, patirti ir tik tada integruoti naują patirtį į savo gyvenimą. Ir dabar aš noriu jūs pakviesti pamatyti, kaip visa tai atrodo realiame žmogaus gyvenime. Pasidalysiu vienos klientės istoriją. Ji davė aišku sutikimą dalinti savo patirtimi edukaciniais tikslais. Siekdama išsaugoti terapinio proceso konfidencialumą, neatskleisiu nei terapijos eigos, nei naudotų metodų ar intervencijų. Pasidalysiu tik tuo, kuo pati klientas sutiko dalintis savo patirtimi ir tuo, ką jie apie save atrado. Pavadinkime ją Rita. Rita į individualią terapiją atėjo su atrodytų labai paprastu klausimu. Ji pasakė, man labai sunku pasakyti ne. Ir būtent nuo šio sakinio prasidėjo jos kelionė į save. Iš pradžių gali atrodyti, kad tai labai paprasta problema. Galbūt tiesiog reikia išmokti nustatyti ribas, pasakyti kelias naujas frazes, tapti drąsesne, tačiau labai dažnai terapijoje paaiškėja, kad už vieno trumpo sakinio slypi visa žmogaus gyvenimo istorija. Rita pasakojo, kad beveik visose gyvenimo srityse atsitinka tas pats. Darbe, santykiuose, šeimoje, su draugais. Kai jos kažko paprašo, ji beveik visada sutinka, nors viduje labai aiškiai jaučia, aš nenoriu. Ir turbūt ne vienas iš jūsų dabar atpažinote save. Jis sakė, kai pasakau taip, vėliau pykstu ant savęs. Ir tada prasideda labai skaudus vidinis dialogas, kodėl ir vėl sutikau, kodėl ir vėl neapgyniau savęs, kodėl man taip sunku pasakyti ne. Klausydama Ritos istorijos vis galvoju,
kaip dažnai mes bandome pakeisti savo elgesį, nepažinę to, kas jį kuria. Mes sakome savo, kitą kartą pasakysiu ne, bet ateina kita situacija ir vėl pasakome gerai. Kodėl? Todėl, kad dažnai kalba ne mūsų sąmoningas sprendimas, kalba mūsų seniai susiformavęs vaidmuo. Rita labai dažnai vartoja vieną žodį – turiu. Turiu padėti, turiu suspėti, turiu būti gera, turiu nenuvilti, turiu pasirūpinti kitais. Ar girdite, kiek tame mažai pasirinkimų? Atrodo, lyg žmogus net neklausia savęs, ko aš noriu. Ir čia noriu trumpam sustoti. Paklausiu ir jūsų. Kai jūs sakote turiu, kas tuo metu kalba? Ar tai yra jūsų laisvas pasirinkimas? Ar tai balsas, kurį nešiojate jau labai seniai? Rita pradėjo pastebėti, kad tas vidinis turiu ją lydi beveik visą gyvenimą. Ji jautė didžiulę atsakomybę, norą būti gera, patikima, nepavesti, nenuvilti. Ir visa tai skamba labai gražiai. Tačiau yra viena riba. Kai rūpinimasis kitais tampa svarbesnis už rūpinimąsi savimi, tada žmogus pamažu pradeda prarasti ryšį su savo poreikiais. Štai čia psichodramos teorija tampa gyva. Jeigu prisimenat laidos pradžią, kalbėjome apie vaidmenis. Man klausantis Ritos istorijos vis iškildavo vienas vaidmuo – pareigingoji. Tai gražus vaidmuo, labai reikalingas. Tokie žmonės dažnai yra patikimi, atsakingi, jais galima pasikliauti. Tačiau jeigu žmogus nebegali pasirinkti, šis vaidmuo pradeda valdyti jo gyvenimą. Ir tada jis jau sako nebe aš renkuosi padėti, o aš privalau padėti. Ir tai jau du visiškai skirtingi dalykai. Vienas gimsta iš laisvės, o kitas iš vidinės būtinybės. Vienu metu Rita pasakė sakinį, kuris mane labai palietė. Jis suprato, kad ilgą laiką gyveno ne pagal žodį pareiga, o pagal žodį prievolė. Iš pirmo žvilgsnio atrodo tik du panašus žodžiai, tačiau jų vidinė prasmė labai skirtinga. Prievolė neturi pasirinkimo. Pareiga gali būti sąmoningas apsisprendimas. Ir kai žmogus pradeda jausti skirtumą, atsiranda daugiau lengvumo, daugiau oro ir daugiau laisvės. Vieną dieną Rita pasakė sakinį, kuris labai gražiai apibendrino jos vidinį pokytį. Leidimas sau rinktis man suteikia lengvumą. Man atrodo, kad šiame sakinyje telpa labai daug. Kartais žmogui nereikia išmokti 100 naujų dalykų. Kartais užtenka susigrąžinti teisę rinktis. Ne iš pareigos, ne iš kaltės, ne iš baimės, o iš sąmoningo santykio su savimi. Ir galbūt dabar jūs geriau suprantate, kodėl laidos pradžioje kalbėjome apie vaidmenis. Rita neatėjo todėl, kad nemokėjo pasakyti ne. Jie atėjo todėl, kad vienas jos vaidmuo buvo tapęs toks stiprus, kad užgožė kitus. O psichodramoje mes neklausėme, kaip sunaikinti šį vaidmenį. Mes klausėme, kodėl jis atsirado. Todėl norėčiau dabar trumpam palikti Ritos istoriją ir pakviesti pažvelgti į save. Nes labai dažnai, klausydamiesi kitų istorijų, mes atpažįstame savąją. Galbūt šiandien savęs paklauskite, koks vaidmuo mano gyvenime šiandien stipriausias. Galbūt visada stengiatės būti stiprus. Galbūt visada visais rūpinatės. Galbūt visada gelbstite. Galbūt visada norite visiems įtikti.
Galbūt jums labai sunku paprašyti pagalbos, o gal labai sunku pasakyti ne. Norėčiau pakviesti jūs atlikti mažą refleksiją. Jeigu dabar turėtumėt užbaigti sakinį. Aš visada turiu. Kaip jis skambėtų? Aš visada turiu būti geras. Aš visada turiu viską suspėti. Aš visada turiu būti stiprus. Aš visada turiu neklysti. Kas būtų ir kaip skambėtų jūsų sakinys? Galit pasidalinti komentaruose. O dabar pakviesiu užduoti dar vieną klausimą. Kas pasakė, kad jūs turite? Kas pirmasis jūsų gyvenime taip kalbėjo? Mama, tėtis, mokytojas, bendruomenė, darbo aplinka. O gal šiandien tas balsas jau tapo jūsų vidiniu balsu? Labai dažnai mes galvojame, kad tai mūsų mintis. Tačiau kartais tai yra balsai, kuriuos nešiojamės daugelį metų. Psichodramoje mes nebandome jų nutildyti. Pirmiausia, mes mokomės jų klausytis. Nes kiekvienas vaidmuo kažkada turėjo prasmę. Jeigu žmogus visada stengiasi visiems įtikti, galbūt kadaise tai buvo vienintelis būdas išsaugoti ryšį. Jeigu žmogus visada visus gelbsti, galbūt kažkada jis jautėsi atsakingas už kitų emocijas. Jeigu žmogus niekada nesako ne, galbūt kadaise pasakyti ne buvo nesaugu. Todėl terapijoje mes neskubame keisti žmogaus. Mes pirmiausia norime suprasti, ką šis vaidmuo saugo. Nuo ko jis saugo? Ir šiandien jis vis dar reikalingas tuo pačiu būdu. Gal jis jau atliko savo funkciją. Čia labai svarbu suprasti vieną dalyką. Psichodramos tikslas nėra atimti žmogaus jo vaidmens. Jeigu žmogus yra rūpestingas, mes nenorime, kad jis nustotų rūpintis. Jeigu žmogus atsakingas, mes nenorime, kad jis taptų neatsakingas. Mes norime, kad atsirastų pasirinkimas, kad žmogus galėtų pasakyti, šiandien padėsiu. Ir kitą kartą ramiai pasakyti, šiandien negaliu. Ne todėl, kad tapo blogesnis, todėl, kad tapo laisvesnis. Yra vienas klausimas, kurį labai mėgstu ir galbūt šiandien jį pasiimsite su savimi. Jeigu galėtumėt sustiprinti vieną naują vaidmenį savo gyvenime, koks jis būtų? Gal žmogus, kuris moka ilsėtis? Gal žmogus, kuris leidžia savo suklysti? Gal žmogus, kuris prisiema padėti? Ar priima pagalbą? Gal žmogus, kuris pasitiki savimi? O gal žmogus, kuris ramiai ir pagarbiai gali pasakyti ne? Ir noriu pabaigti šią temos dalį vieną mintimi. Kartais žmonės ateina į terapiją sakydami, noriu tapti kitu žmogumi. Bet aš nemanau, kad terapijos tikslas yra tapti kitu. Man atrodo, kad terapijos tikslas yra tapti labiau savimi. Neatsisakyti savo jautrumo, neatsisakyti savo gerumo, neatsisakyti savo rūpestingumo, o išmokti visą tai derinti su pagarba savo. Kad rūpindamasis kitais neprarastumėt savęs. Jeigu šiandien atpažinote save Ritos istorijoje arba atpažinote vieną iš savo vaidmenų, galbūt tai yra pirmas žingsnis. Nes kiekvienas pokytis prasideda nuo vieno labai svarbaus momento, nuo sąmoningo pastebėjimo. O jeigu jaučiate, kad norite šią kelionę tęsti ne vieni, o saugioje aplinkoje, tai kviečiu
į individualią terapiją ar grupinės terapijas. Nes jeigu supratote, kad pavargote gyventi iš žodžių turiu, privalau, negaliu nuvilti, noriu pasakyti vieną labai svarbų dalyką. Jūs neprivalote šios kelionės eiti vieni. Kartais užtenka vieno pokalbio, kad pradėtumėt matyti save kitaip. Kartais užtenka vieno saugaus santykio, kad atsirastų drąsa išbandyti naują vaidmenį. Jeigu jaučiate, kad atėjo laikas giliau pažinti save, kviečiu jūs į individualią terapiją. Dirbu tiek Lietuvoje, nuotoliu, su lietuviais Lietuvoje ir užsienyje, visame pasaulyje. Individualios terapijos metu kartu tyrinėjame jūsų gyvenimo istoriją, santykius, vidinius vaidmenis, pasikartojančius gyvenimo scenarijus ir ieškome naujų galimybių gyventi laisviau bei autentiškiau. Savo darbę integruoja psichodramą, psichogenealogiją, transgeneracinę terapiją, Jungo analitinės psichologijos įžvalgas, Color Psychodynamics arba spalvų psichodinamiką, Veriditas labirintų metodą ir kitus patyrinius metodus. O jeigu jaučiate, kad norite ne tik vieno pokalbio, bet ir ilgesnės vidinės kelionės kartu su grupe, šiuo metu kviečiu į 2 autorinės programas. Pirmoji programa 7 energijos individualizacijos kelias per čakrų simboliką. Tai 7 savaičių kelionė, kurioje per čakrų simboliką, psichodramą, meditacijas ir įvairias patyrinės praktikas tyrinėsime savo vidinį pasaulį, santykį su savimi ir gyvenimo pokyčius. Antroji programa 7 energijos individualizacijos kelias per simbolius, archetipus ir psichologinį šešėlį. Jis skirta tiems, kurie nori dar giliau pažinti Jungo analitinę psichologiją, archetipus, simbolius ir tas savo dalis, kurių kartais vengiame, bet kurios gali tapti didžiausiu mūsų augimo šaltiniu. Jeigu kuri nors iš šių programų jūs kviečia, daugiau informacijos taip pat rasite mano Facebook'e ir interneto svetainėje rūtajanuleičinė.lt. Ir dar noriu pakviesti į tai, kas man pačia yra labai ypatinga, į moterų retritą meilę sau. Tai ne paskaitos, tai ne seminaras, tai 3 dienų patyriminė kelionė, kurie saugioje moterų grupėje per psichodramą, meditacijas, kūno praktikas, spalvų psichodinamiką, labirinto metodą ir kitus patirtinius būdus mokomės grįžti į ryšį su savimi. Kartais didžiausia dovana, kurią galime savo padovanoti, yra ne dar vienas darbų sąrašas, o laikas sustoti, išgirsti save ir prisiminti, kas esame. Ačiū, kad šiandien keliavote kartu su manimi. Jeigu ši laida buvo jums naudinga, pasidalinkite su ja, su žmogumi, kuriam galbūt ji bus labai svarbi. Jeigu turite klausimų, parašykite komentaruose, mielai juos perskaitysiu ir galbūt jie taps kitos laidos tema. O jeigu dar nesekate mano puslapio, kviečiu prisijungti prie mūsų bendruomenės ir toliau keliauti kartus į save YouTube kanale. Dėkoju Jums, su Jumis buvo Rūta Januleičinė, psichodramos praktikė, psichogenealogijos ir transgeneracinės terapijos praktikė, sertifikuota psichodramos praktikė, supervizuojama porų terapeutė, Veriditas labirintų facilitatorė, Reiki Mercar ir Karūna Reiki meistrė mokytoja. Dėkuoju, kad šiandien keliavote kartu su manimi. Jeigu ši laida palėtė jūsų širdį, pasidalinkite ją su žmogumi, kuriam ji galėtų būti naudinga. Jeigu norite tęsti savo kelionę į save, kviečiu į individualią terapiją nuotoliu, į mano autorinės programas, kurios vyksta nuotoliu 7 energijos, bei į moterų retritą meilę sau, kuris vyks gyvai Karpinėje kitą savaitgalį. Jūs dar galite prisijungti. Daugiau informacijos ir registraciją rasite mano svetainėje rūtajanuleičinė.lt.
Taip pat kviečiu prenumeruoti mano YouTube kanalą, keliaukime kartu į save, sekti mano Facebook ir Instagram paskyras, kur dalinuosi terapinėmis istorijomis, psichologijos įžvalgomis, praktiniais patarimais ir naujienomis apie artėjančius renginius. Iki kito susitikimo. Ačiū, kad prisijungėt Migliai, Kęstučiui ir visiems kitiems, kurie šį įrašą žiūrės vėliau. Keliaukime kartu į save, iki pasimatymo ir dėkui.